Kai gavom erdvės, šito erdvėj pamatėm tokius gražius garstyčių spalvos tapetus ir prisistatymui kažką reikėjo sugalvoti, kažką surengti. Nu ir kilo mintis prisiminus vieną Stasio Krasausko darbą, kuris mano namuose gyveno dar anksčiau negu aš gimiau ir aš jį pamenu, kad motina mėgdavo remontuoti kambarius ir vis keisdavosi tapetą ir vis už Krasausko atsirasdavo naujas tapetas. Tai kaip tik šita erdvė tiko vėl, nes vėl tie tapetai siejasi ir su mano prisiminimais, ir su mano laikmešiu, ir su ministerija, kuri čia buvo medicinos, o taip pat tą idėją šiek tiek transformavosi ir pakviečiau menininkus pagalvoti, ką jie galėtų pakabinti ant tapeto. Taip susirinko smagi kompanija su tikrai mano akiai gražiais darbais. Aurimas Sakšys, darbas be pavadinimo. Drastiško kalbą. Iš pasmūnų žuoliai. Nuo 16 metų. Nu ką čia galėčiau pasakyti, tokia atidarimų proga galerijos A4 paroda mini. Be teksto. Čia apie nacius, kurie pabėgo į Antarktidą ir ten stato 5. reichą. Kaukės. Papasakok. Neturiu ką. Neturi kas? Neturiu. Kokie kaimai? Gal tai papasakosi ką? Nu, čia tokia aviacijos šventė. Aviacijos šventė, taip? Aviacijos šventė. Ir čia bus rodomas filmukas toks, laisvės vaidina Lakūną. Jau tikrai Lakūnas, pavargęs po skrydžio. Čia daugiau yra, visai skirtingai. Ar tiesiog pilsot? Tiesiog ant miške. Ai, va, matai čia pavadinimai kokteilių. Ant lentos užrašytas. Dišanas taigoje ir Valdesarė miške. Vienas žalias, kitas mėlynas. Baltas. Pasigėrė į lauką, ne? Nu koks gi rusas reperis yra, iš 3 raidžių. Baisiai keikėsi. Tu nežinai? Meninis aparatas, jisai veikia... Vaizduotė? Vaizduotė veikia, taip, jisai veikia... Kūno neveikia patirties. Nu kaip neveikia, kala tavo galvo, aš mačiau čia, sakė, kad labai veikia, čia kiekvienam individualiai, aš jau beveik pripratęs prie tų vibracijų, tas poveikis. Poveikis tai čia jo ne tiek kūnui, kiek širdžiai, dvasiai. Tai ką, judam toliau? Kas ką turi, to ir rodo. Ką? Tai kur ugnių gelgulę padėjot? Nėra jau. Nėra? Nu, man nieko nepapasakos. Taigi buvo galerijoje. Ant didesnio ekrano, nu. Jo, bet man tai prisvačiu,
Jo, bet tu neįsivaizduoji, kaip tai yra, koks tai yra skirtumas. Ten buvo 2 ekranai ir tos 2 dalys. O čia yra ir man, sakytum, žiūriu, kaip nauja. Čia yra toks mažas kovotojas su savo tamsa, toks kaip Batmanas, kaip multiplikacinis herojus, kuris rodo visokius būdus, kaip jisai gyvena tada, kai jam yra liūdna. Kaip apsiginti nuo vorų? Taip, kaip apsiginti nuo vorų. Taip. Labai geras. Aš kur tai ištraukė? Čia mano šeimininkės laikas. Jo, ir jisai atėjo ir jis pasakė, kad jis labai nori nusifotografuoti, kad aš jį nufotografuočiau, bet jis sakė, jis nenori pozuoti, tam šipsotis ar kažką. Sako, aš tau galiu parodyti daug visokių figūrų, reiškia, iš karate, jisai lanko. Ir jis man rodė tas figūras ir kiekvieną iš jų jis apibūdino, čia galiu, čia va dar negaliu, čia tai ne iki galo, ten va, taip ir anaip. Ir galų gale, man labai įdomu pasidarė, nes toks įdomus vaikas, žinai, ir ten tuos špagatus pradėjo daryti, aš sakau, per kiek laiko tu išmokai, žinai, nuo kada tu čia pradėjai. Nes tai pastovėjo, pamastė kažką ir sako, ai, nu tai kai mano mama išvažiavo, tai va aš ir pradėjau ten lankyti. Sakau, toks performancistas, supranti jo, jisai... Taip, jisai parodė visą tai. Vidinis tas, čia kita erdvė, čia kiti dalykai. Viskas kitaip vyksta, ne? Bet man čia patinka labai būti, žinokit. Niekur nenoriu eiti. Man čia labai patinka. O kodėl tau čia patinka? Kodėl? Tokia laisvė, tokia, žinai, darai, ką nori, va, šneki, ką nori. Menas aplinkui tave tik tais, žinai, stimuliuoja. Tai jau... Gerai dirba dabar. Kiekvieną rytą taip darai? Ar čia taip suvadau? Nesupratai. Reikia atsisėsti, kad suprastum, kodėl yra tokia stalo pozicija. Bet reikia už stalą atsisėsti. Taip. Operatorius nežinau, jis gal grybauja. Jis visą laikį naratyvą kažkokį tai įsitina. Tokį akivaizdų naratyvą. Čia tiesiog atidarimo. Aišku, tu neturi servetėlės šitos skarelės įsuvinėtos J, ne? Ne. Negali paskambinti. Va, čia reiktų pradėti, kad visa istorija prasidėjo nuo šitos Vitalijaus Suchockio karikatūros, kuri vaizduoja dailininką. Čia yra 71 metų Šluotos kalendorius. Aš su šitą karikatūrą kaip ir išaugau, žinai. Kodėl tu ją radai? Vaikystės tai buvo tokia, Šluotos kalendorius, ten yra visų metų rinkinys. Ir, kaip, jinai ir lydėjo mane visą gyvenimą. Ir čia tas dailininko toksai įvaizdis, manau, beveik ir nepakito iki šių dienų. Tas vis dėlto šiuolaikinis menas kažkaip ir nesocializavosi iki galo mūsų aplinkoje. Šiaip čia viskas susijęs su dailininkų ir studija. Jeigu tai buvo labai ironiškas iš pradžių sumanytas darbas prieš 10 metų, aš šiaip norėjau jį padaryti prieš 10 metų, žinai. Tai dabar kažkokie jau net ir saviironijos kažkokie išlenda. Susidabarinai su veikėjai? Ne, aš nesusidabarinai.